Ne tik Kauno, bet ir Vilniaus miesto savivaldybė šiandien pasirašė sutartį su Lietuvos krepšinio federacija dėl 2011 metų Europos vyrų krepšinio čempionato antrojo etapo organizavimo. Tikrai visas pastangas dėsim, kad suvienytume visus bendram labui, kad tą čempionato dalį, už kurią mes esame atsakingi, Vilnius kaip miestas, pravestume pačiu aukščiausiu lygiu ir geriausiai, ir kad tikrai tai būtų verta sostinės vardo. Į Vilnių po grupių varžybų atvyks 12 stipriausių pirmenybių komandų, kurios bus suskirstytos į 2 grupės. Po Vilniaus etapo 8 komandos pateks į finalinį etapą, kuris vyks Kaune. Vilnius yra tokia vieta, kur atvažiavę FIBOS atstovai net nekelia jokio abejonių, kad Vilnius gali pradėti varžybas rytoj. Ir tą įrodė, kai vykęs jaunimo 18 metų Europos čempionatas, kur tiesiog dalyviai, vadovai dėkojo mums už šį čempionatą, kad tokia puikia vieta arenos. Viskas prie aukštumoje, net to praeityje nėra buvę. Sutartį su Vilniaus miestu Lietuvos krepšinio federacijos vardu pasirašęs 2011 m. Europos krepšinio čempionato organizacinio komiteto direktorius Mindaugas Špokas nesiėmė prognozuoti, kokią ekonominę naudą sostinėje gaus iš šio renginio. Tikslingiausia būtų prie tokio pačio būrio žmonių po čempionato susėdus ir pasvėrus visus teigiamus dalykus ir pajamas generuotas tada šnekėti. Bet mano mintis yra tokia, kad visą laiką sklandė 10 metų turbūt Lietuvoje dvipolio idėja. Tai aš manau, tas dvipolis įgavo šiai dienai prasmę. Vadinasi, iš antro etapo persikeliant į finalinį. Manau, kad tikrai net neabejoju, kad daug fanų, daug turistų, kurie stebės rungtynes Kaune, pasiliks nakvoti būtent Vilniuje. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje pirmą kartą dalyvaus 24 geriausios senojo žemyno komandos. Tomas Ramackas, Mindaugas Urvilas, Sport 1 žinios + Vilnius.